Sveiki visi, su jumis Goldas ir šiandien žaidžiame Hunger Games. Ir matome, man siūlo komandą, bet aš nenoriu. Žaidimas prasideda, tikiuosi gero stuff pirmu. Ir pirmas tikrai galiu teikti šūdinas. Velniop tą šalmą, nešu kudašių. Taigi lipsiu į kalną, jame yra gal 3, kokį 4 čestai, tai 100%. Gali būt, kad ir daugiau, nuo 4 iki 5 tiksliau. Gali būt, kad 4 iki 6, kažkur apytiksliai. Dabar svarbiausia nesutikti tokio žaidėjų. Galim sutikti, bet tai geriau, kad jis neturėtų vardo, nes mus sutraiškys tiesioginė to žodžio prasme, nes tas vardo be kardo karys ne karys. Žinau, pasakiau kažkokią nesąmonę, bet pokai. Taigi, jeigu kas norėsite su manim pažaisti šitam ar kokiam kitam serveryje, rašykite man į Skype'ą. Skype'as bus aprašyme. Ir tikėkimės gero mečo. Mačiau aš tą skrynę, aš ją paimsiu vėliau. Ir jeigu jūs galvojat, oi, tai čia atidarei tą čestą, tai kam dar kartą darai? Tai tiesiog pas mane kompas stringa, galbūt lagina ir būna, kad iš pirmo karto neparodo vaizdą. Tai dėl to aš dar kartą taip padarau. Ir dabar ką aš padarysiu greit, tai pasiimsiu arbūzų. Nors su jais labai lėtai atsipildinėja gyvybės, bet iš vieno tų blokų duoda nemažai. Iš blokų susirinkau 19. Tai dar liko 2 čestai, kuriuos tikrai žinau. Ir paskui bus dar nulipant 2. Ir kaip matyt, čia yra lagas. Ir važiuosim dėl viso pikto. Vat prie tokių mūšių, ne prie mūšių, o prie tokių kalvų, kalnų, šalia nukritimas. Tai nesvarbu, tu gali turėti geriausią kardą, bet jeigu tave numes nuo kalno, tu užsimuši, tau kardas nepagelbės. Tai man šitas labai patinka. Gaila, kad negavau svartų. Tikiuosi gauti iš kitų 2. Tai yra iš kitų 1. Arba leidžiantis. Jeigu nebus išlūtinti. Nežinau kodėl, bet daugelis žaidėjų bėga į kitas pusės, ne į kalną, nors kiek esu bėgęs į kitas pusės, čestų nėra. Gali tiesiog nors žmonės lipt. Ir taip, mums pavyko gauti kardą. Kardą, jei! Taigi matome Niką ir tikėkimės mums jį pavyks užmušti. Ir jas čia mušam. Ir laimėjom. Taigi nepamirškite paspausti mygtukų like, subscribe, dalinkitės ir nepamirškite pakomentuoti. Su jumis buvo Goldas, viso gero.